Sveiki mokiniai. Na, šiandien mano rankose labai graži knyga, kurią iliustravo Lina Valužienė. Ji labai daug knygučių yra iliustravusi. Na, o šitą knygutę parašė įžymus rašytojas, gamtos mylėtojas, aplinkosaugininkas, radijo laidų vedėjas ir daugybės knygelių apie gamtą vaikams autorius Selemonas Paltanavičius. Na, knygutė vadinasi Kiekvienam savas kąsnis. Kviečiu jūs pasiklausyti šios nuostabios knygutės ir parodysiu iliustracijas tuo pačiu. Niekas girioje neturi tokių ilgų kojų kaip briedis. Su tokiomis tik pasispyrei ir beregint esi kitame girios krašte. Šiandien briedis ilgai braidė po pelkes, skabė lapus, pešė žolę ir gėrė upelio vandenį. Jis taip toli nuėjo, tiek visko matė. Štai. Jam labiausiai patiko auštantis rytas. Dangus buvo raudonas, žvilgėjo rasos lašai, visur bruzgėjo paukšteliai. Kažin, ar visi mato tokią dieną, pagalvojo savo briedis. Štai koks gražus briedis. Kokią dieną, nustebo briedžio sutiktas vilkas. Man labiau patinka naktis, kai tamsu, kai žmonės miega ir aš galiu nepastebėtas prisėlinti prie jų avelių. Bet dieną gražiau, gynėsi briedis. Kai teka saulė ir dangus parausta, tada aš užuodžiu, kaip kvepia šermukšnių lapai, kaip dvelkia avietės. Bet tu ir sugalvoji avietės, nosį suraukė vilkas. Gal kartais tu užuodi avis? Ne, galva papurtė briedis. Jų tai aš neužuodžiu. Lik sveikas, man metas bristi. Turiu pažiūrėti, kas ten kitame girios pakrašty vyksta. Briedis nubraškėjo per girią, o likęs vienas vilkas susimąstė. O gal tikrai būtų įdomu tie šermukšniniai arba avietės? Ko čia? Sveikas galva purtai, lyg blusas iškratyt norėtum. Iš už kelmo kyštelėjo smailioji lapės nosis. Ir ką tu čia, vidury dienos veiki? Ką veikiu? Vilkas užvertė galvą į dangų. Giria grožiuosi. Negali būti. Lapės pokso į vilką ir kraipo galvą. Ir ką pamatei? Ką išgirdai? Tu nepatikėsi, vilkas dėjosi gudresnis nei esąs, kokie gražūs mūsų girioje rytai, ypač kai teka saulė, kai parausta dangus ir kvepia avelėm. Oi, vos nepamiršau, dar kvepia šermukšniais ir, kaip čia, tomis avietėmis. Taip, avietėmis. Avietėmis? Lapė nenuleido nuo vilko akių. Kas iš jų, tų tavo aviečių? Buvau kartą, vieną nusiskinusi, rūgšti, jokio mėsos kvapo. Man skaniausi šermukšnių ir aviečių lapai. Vilkas norėjo nustebinti lapę savo žiniomis. Prisikemšu jų pilną pilvą ir einu savo per girią. Et ką čia aš veltui su tavim laiką leidžiu? Eisiu į kitą girios pakraštį, ten daug lapų su avietėlėmis kvepia. Oi, kaip visa tai man patinka. Vilkas nėrė tankmėn ir pradingo, o lapė straktelėjo nuo kelmo, uodega nukrėtė nuo žolių rasą. Keistas tas pasaulis, pasirodo jį tiek daug, ko apie jį nežino. Bet dabar jau žinos labai daug. Tegul tik nors jos paklausė. Kaip iš tokio aukščio giria atrodo? Kažkas pasiteiravo lapės ir ji išvydo žolėje pūpsantį ežį. Ar graži? Pasižiūrėkite, kokia graži lapė.
Na, tu ir paklausei, prunkštelėjo lapė, mūsų giria pati gražiausia, ypač ryte, kai saulė teka. Ežys sumurmėjo panosėje. Kai saulė teka, bet kas ten gražaus? Ežy, ežy, aš maniau, kad tu daug gudresnis ir pastabesnis, kad tavo nosis viską užuodžia. Ką tu čia pasakei, nuo kokių naujienų ežio spygliai pasišiaušė? O ką aš turėčiau pastebėti ir užuosti? Tu tik paklausyk, letena pamojo lapė ir ėmė aiškinti. Giria pati gražiausia, kai teka saulė, tada dangus būna raudonas, kvepia vištomis ir avelėmis, dar kvepia šermukšniais ir tomis, na kaip ten jos, avietėmis. Taip, kvepia avietėmis. Avietėmis ežiukas palypėjo kelmo šaknim ir pažvelgė į lapę. Kas tau iš tų aviečių? Nieko tu, ežy, nesupranti, išdidžiai prunkštelėjo lapė. Kai prisikertu vištų ir avelių, užkandu šermukšnių ir aviečių lapų, tik tada suprantu, kad girioje viskas taip gražu ir... O aš nesuprantu, nusiminė ežiukas. Man kvepia sliekai, dar vabalai ir varlės. Tu tik nesakyk, iš aukštai jam pagrumojo lapė. Visi žino, kad ant spyglių namo tempti baravykus ir obuolius, o paskui pasislėpęs vienas sukriaukšini viską. Negražu, ežiuk, oi negražu. Bet aš to nedarau, įsižeidė šis. Ežiai nieko nenešioja ant savo spyglių. Negi nežinai, o baravykai, kas juos gali ėsti, jiegi nevalgomi, baravykai skanūs tik tada, kai sukirmija. Tačiau išlukštenti tokį patį storiausią ir prisirenki iš jo tik saują kirminukų. Darbo daug, o naudos trupiniai. Jau geriau sliekus rankioti, tik bent stori ir riebus. Lapė klausėsi ežiuko kalbos ir savo ausim netikėjo, kaip jis gali iš baravyko traukti kirminus ir juos, na jau ne. Geriau ji keliaus savo, kol ežys dar ko bjauraus nepripasakojo. Man tokie dalykai nepatinka, pasakė ji ir prieš šokdama nuo kelmo išpyškino. Ir dar man nepatinka sliekai ir varlės. Aš verčiau aviečių lapus į pilvą kimščių, kaip visi supratai? Ežiukas net mirktelti nespėjo, o lapė jau buvo dingusi. Tik krūmai sulingavo, na ir tegul sau eina. Tik pamanykit, jei kirmėliukai neskanus ir varlės. Ką dar skanesnio rastum? Pala, o ką čia ta lapė dar papasakojo? Ežiukas tipeno namo, niekaip negalėdamas iš galvos išmesti visų keistų girdėtų dalykų. Sakytum, lyg ir ne pats viską sugalvojo, bet burnoje neturėjo skonio pažinto, bet štai toks ežiukas. Ko susimąstęs ežy, paklausė kurmis išniręs iš savo piliakalnio. Pasirėmęs plačiom letenom, jis nosimi šniukštinėjo orą ir mėgavosi kvapais. Menkai tematau, čia tu vienas ar dviese, lyg kalbėjosi su kažkuo. Čia aš su savimi. Ežys atsirėmė į kurmiarausi ir pasikasė pakaušį. Šiandien taip ilgai keliavau per girią, pavargau. Suprantu. Kurmis šnirpštelėjo nosimi, tai pasakok. Taigi, keliavau nuo vieno girios krašto iki kito, visur kvepėjo vištom, avelėm, sliekais ir sukirmijusiais baravykais. Kuo? Baravykais. Netrukdyk, įsižeidė ežys. Taip kvepėjo sukirmijusiais baravykais, nes tik jie yra valgomi. Dar kvepėjo šermukšnių lapais ir avietėm. Avietėm? Aviečių lapai, sako, labai skanu, visi juos ėda. Ežiukas kalbėjo taip, kad kurmis negalėjo juo patikėti. Kai jų prisikemši pilną pilvą, nusipurtė kurmis, įsivaizduoju, kaip neskanu. Atleisk man, bet aš tavęs neatpažįstu. Seniai buvai visai kitoks. Jei atvirai, kurmiuk, ir aš savęs nebepažįstu, pritarė jam ežys. Prisiklausiau girioj visokių pasakojimų ir jomis patikėjau. Ir dar tau jas pasakoju. Aš iš karto
tą supratau, kurmis nuo savo piliakalnio viršaus žvelgė į ežiuką. Gal geriau mums reikėtų gyventi taip, kaip gyvename. Ar aš taip manau, pritarė ežiukas ir atsisveikinęs patraukė į savo guolį miegoti. Tu, ko gero, pagalvojai, kad vieni kitiems tiek visko prikalbėję girios gyventojai buvo dideli neišmanėliai? Gali būti, o gal jie gudruoliai? Ir taip gali būti, bet geriau kartu pasekime jų pėdomis. Taigi atsisveikinęs su kurmiu, ežiukas įsitaisė miegoti ir nežinia, ką sapnuos, o kurmis ilgai kikeno savo urvelyje ir negalėjo patikėti, kokiais niekais iš tikrųjų kas tau nusijuoks, galvodamas apie vilką, kramtantį šermukšnio lapus ir apie lapę. Bet tądien girioje nutiko dar šis tas ir apie tai tau noriu papasakoti. Kai briedis nubrido į kitą girios pakraštį, likęs vienas vilkas susimąstė, o gal jis briedis nejuokavo, gal tuos lapus ėsti sveika, ypač tada, kai girioje nepavyksta nieko nutverti. Jei briedis gali juos šlamšti, kuo aš prastesnis? Vilkas vieną leteną palenkė liauną šermukšnio šaką, o kitą ėmė grūsti į snukį lapus. Jie tikrai kvepėjo, lyg karčiai, lyg rūgščiai, o štai juos sukramčius niekados, sustugo vilkas, taip baisiai iššiepęs dantis ir suraukęs nosį, kad ir pats savęs būtų nepažinęs. Ką tas briedis savo mano, ką jis čia siūlo, pala, o briedis nejuokavo, gal kramtant šermukšnių lapus reikia užkąsti avietėmis, kur jos auga, kur. Prišokęs prie avietyno vilkas abiem letenom plėšė lapus, kimšo į gerklę ir kad užkauks, ne. Ir avietės visai neskanios, jos bjaurios. Vilkas ėmė suktis vilkeliu panašiai kaip vaikystėje žaisdamas, gaudydavo uodegą, o paskui šuoliais pasileido prie upelio. Šaltas upelio vanduo buvo skanus, o kuo daugiau jo vilkas lakė, tuo skaniau jam buvo. Na ne, jokių šermukšnių, jokių aviečių. Tvirtai pats sau tarė vilkas. Oi, žinau, kas čia girioje visur savo smailę nosį kaišioja, gyventi trukdo. Štai, jei ir pasiūlysiu briedžio skanumynų, jei tai tikrai pasiūlysiu, lapės ieškoti ilgai nereikėjo. Kur buvus, kur nebuvus, štai ir ji. Kas, kad lapė dėjosi gudruolę? Vilkas papasakojo jai apie aveles, apie šermukšnių ir aviečių lapus ir laimingas spruko girion. Įdomu, jis supras ar patikės? Avelės kvepia, pati sau sumurmėjo lapė ir būdama ėmė jas skaičiuoti. Avelė tai ne višta, vienos avelės man pakaks visai savaitei. Štai nueisiu į ganyklą, susirasiu jas ir kiekvienas čia aš galiu badmiriauti. Girios tankmėn, kur brūzgynus lapė išsiliuogė į pakraštį, užrietusi nosį pauostė orą, taip, tikrai avietėm kvepia. Laikykis, lapė, tavęs laukia vaišės. Per pievą, nė negalvodamas lakstytis, už kupstų rudoji pasiekė ganyklą ir nieko nelaukdama nusitaikė į pačią didžiausią avį. Tiesa, ji nežinojo, kad didysis raguotas avinas yra visos bandos gynėjas. Kai lapė jį puolė, šis atstatęs ragus trenkė jai, o pasiritusią šalin dar kartą apkūlė ragais. Ei, ką darai? Čia aš tik žaidžiu, iššiepė dantis lapė pašokusi iš žolių. Ką, juokauti nemoki? Taigi, juokauti nemoku. Avinas atsitraukė keletą žingsnių, nubeldė galvą žemyn ir vėl nusitaikė trenkti ragais. Lapė nelaukė, vilkdama uodegą pasidėjo šalin, o čia kur buvęs, kur nebuvęs, šuo puolė vytis lapę. Skalyti, juos palydėjo piemens švilpimas, nes šuo jį pažadino. Lapė seniai bebuvo taip skuodusi. Per avietynus, per dilgėlynus ji bėgo ir bėgo gilyn girion. Sustojo tik supratusi, kad niekas jos nebesiveja. Štai. O aš štai ką dar pasakysiu.
Jiems visiems tinka ir patinka geras girios oras, saulėtekis ir ankstyvą rytmetį raukstantis dangus. Tada giria būna gražiausia. Netikit? Atsikelkite kuo anksčiau ir patys pamatysite. Na štai koks gražus pasakojimas apie girią ir girios gyventojus. O aš, vaikai, su jumis atsisveikinu iki kito karto ir linkiu jums gražios dienos. Iki susitikimo, vaikai.